Jau pirmąją okupacijos dieną Alytus buvo tas miestas, kuris patyrė fašistinės agresijos smūgį. Auštant 1941 metų birželio 22 dienai, dar miestui miegant, Alytų puolė fašistiniai bombonešiai ir žymią dalį miesto sugriovė, daugelis gyventojų žuvo. Alytui, kur dabar yra kareivinės, buvo surengtas karo belaisvių lageris. Per tuos okupacijos metus ten buvo nukankinta, badu nukankinta ir sušaudyta 25 000 karo belaisvių. Dainavos šalies žmonės, Alytaus gyventojai, neliko abejingi šiems fašistų žiaurumams. Tuojaus pradėjo burtis į būrius ir keršijo fašistams už jų piktadarybės. Jau 1942 metų pradžioj, vadovaujant buvusiam apskrities pirmininkui Aleksui Ražanauskui, Alytaus mieste ir jo aplinkinių kaimų buvo susibūręs stambus partizanų būrys. Tačiau jisai nelygioj kovoj žuvo. Žuvus šiam būriui Merkinės apylinkės miškuose jau 1943 metais susibūrė partizanų būrys Dainavos partizanas. Vėliau iš to būrio išaugo antras būrys, Šarūno vardo būrys. Šie būriai, vystydami savo veiklą, savo kovos objektų laikė karinius objektus. Puldinėjo pražygiuojančius karinius dalinius, ardė ryšius fašistų, trukdė prigrobtų gėrybių iš apskrities išvežimui į Vokietiją, naikino jų palaižūnus, buržuazinius nacionalistus, kurie bendravo, pataikavo okupantams. Vien tik 1945 metais buvo išžudyta virš 209 žmonių, o 1946 metais per 2 rugpjūčio mėnesio naktis išžudė 67 žmonės. Pavyzdžiui, jie puldinėdavo miestelius, gyvenvietės, apiplėšdavo žmonės, naikindavo socialistinį turtą. Taip, 1945 metais žiemą jie užpuolė Miroslovo miestelį ir čia išžudė apie 19 žmonių. Alovės miestelėje, kur buvo demonstruojamas filmas jaunimui, įmetė granatą, kuris sprogo talpoje žmonių, užmušė, o taip pat labai daug sužeidė ten dalyvavusių jaunuolių. Reikia pažymėti, kad dalis jų, kurie buvo sužeisti ir dabar nešioja sunkias žaizdas. Kovai su buržuaziniais nacionalistais buvo organizuoti liaudies gynėjų būriai. Man kaip komjaunuoliui buvo pavesta organizuoti Simno liaudies gynėjų būrį, kuriam ir vadovau. Su šiuo būriu teko jau iš pradžioje susidurti su stambia Kušlio gauja. Šią gaują mes prie Žuvinto ežero beveik visą ir sunaikinom. Tuo ir pasireiškė mūsų liaudies gynėjų drąsa, ryžtas ir atsidavimas mūsų socialistiniai santvarkai. Sunaikinus banditų gaujas, liaudies gynėjai nuėjo dirbti į įvairias liaudies ūkio šakas. Čia dirba sąžiningai, yra socialistinio lenktyniavimo nugalėtojais, apdovanoti oriniais medaliais, o buvęs liaudies gynėjas Saulevičius Antanas, dirbantis Alytaus autoįmonėje vairuotojų,
yra apdovanotos aukščiausių mūsų apdovanojimų, tai būtent socialistinio didvyrio vardu. Alytaus miesto partinė organizacija, gyventojai kasdieniniuose darbuose tęsia istoriškai susikloščiusias garbingas mūsų miesto revoliucinės ir darbo tradicijas. Dabar tai išties darbininkiškas miestas. Daugiau trečdalio visų jo gyventojų dirba pramonėje, statybose, aptarnavimo sferoje. Alytaus pramonės įmonėse sutelkta 3,7% Respublikos pramonės pagrindinių fondų. Jos pagamina 4,8 Respublikos pramonės prekinės produkcijos. Jei pridursime, kad daugiau kaip 80% mūsų išleidžiamų gaminių yra liaudies vartojimo prekės, neabejotina, jog Alytus užima reikšmingą vietą Respublikos liaudies ūkyje. Palaipsniui mūsų miestas tampa ir svarbiu Pietų Lietuvos kultūriniu centru. Veikia stambus politechnikumas, 9 vidurinės mokyklos, dar šiais metais stos rikiuotėn 4 profesinė technikos mokykla, kuri ruoš aukštos kvalifikacijos darbininkus statyboms. Į sporto rūmose vykstančius koncertus, sportinius ir kitus renginius atvyksta nemažai žiūrovų iš aplinkinių kaimų, kaimininių rajonų. Pažymint mūsų miesto 400 metinių jubiliejų, mums alytiškiams nėra didesnio rūpesčio, kaip įvykdyti partijos 26 suvažiavimo nubrėžtus uždavinius. Vienas svarbiausių iš jų – intensyvinti gamybą. Todėl dar praėjusio 5-mečio paskutiniaisiais metais kiekvienoje įmonėje ir miesto mastu sudarėme tikslinę gamybos intensyvinimo programą visam 11 5-mečiui. Dabar ji kruopščiai įgyvendinama. Pirmieji rezultatai rodo, jog ji padeda efektyviau panaudoti intensyvius ekonomikos vystymo svertus, geriau sutelkti žmonės darbui, matyti spręstinas problemas, nepanaudotus rezervus ir perspektyvą. Pradėjus įgyvendinti šią tikslinę programą, šiemet pastebimai pagerėjo gamybos intensyvinimo rodikliai šaldytuvų gamykloje, Lietuvos komunistų partijos 60-mečio Medvilnės kombinate, mašinų gamykloje, eksperimentinėme namų statybos kombinate ir kituose darbo kolektyvuose. Ypač džiugu, kad miesto jubiliejų žymiai našiau dirbdami pasitinka mūsų statybos tresto ir jo padalinių kolektyvai. Alytaus nuostabus polėkis yra mūsų partijos lenininės nacionalinės politikos, tarybinių tautų draugystės ir bendradarbiavimo vaisius. Miesto įmonėse dirba įrengimai, mašinos pagamintos vos ne visuose broliškose sąjunginėse respublikose bei kituose socialistinėse šalise. Miesto darbo kolektyvų ryšiai su kitų broliškų respublikų giminingomis įmonėmis ir toliau stiprėja.
Būtent ši draugystė, bendradarbiavimas teikia mūsų miesto darbo kolektyvams naujų jėgų, sutelkia našiam ir kokybiškam darbui, vykdant svarbiausią partijos suvažiavimo uždavinį visapusiškai gerinti tarybinių žmonių gyvenimą. Didžiausias Alytaus statybos darbas vyksta dabar Vidzgirio mikrorajone, kuriame apsigyvens apie 30 000 gyventojų. Dar alytiškiam trūksta gyvenamo ploto, kuris vieno žmogaus vidurkis yra Respublikos kitose miestuose žymiai didesnis. Stengiamės sekti tuos, kurie dar 40 metais dirbo Alytuje spartoliškai. Tai ir mes įpareigoti stengtis greičiau pastatyti gyvenamus namus ir didesnį gautų žmonės plotą. Senas Alytus statėsi 400 metų, o dabar naujas didelis gražus Alytaus miestas išaugo per paskutinius 20 mečius. Mes Alytaus statybininkai visa širdim, visom jėgom prisidėsim, kad mūsų miestas būtų vienas ir gražiausio, ir jaukiausio. Kadangi Vidzgirio mikrorajonas sparčiai auga, netrukus bus apie 30 000 gyventojų, todėl atsiranda gyventojams įvairių prašymų, reikalavimų. Gyventojų poreikiams tenkinti pirmiausia labai reikalinga pastatyti prekybos centras. Reikia skubiai tvarkyti gerbūviai. Reikalinga vaikams žaidimo aikštelių, nes vaikai eina statybose, žaidžia, vis tiek turi turėti kokį tai užsiėmimą. Ir štai vaikai žaidžiantys prie namų, matosi duobės, prie statybų bėga, su statybinėmis medžiagomis žaidžia, su plytomis, o tai gali įvykti greitai nelaimė. Dar gyventojai skundžiasi dėl blogos butų įrengimo kokybės, įvairių defektų atsiranda, pro blokų siūlės praleidžia vandenį, taip pat iš santechninės pusės kranai praleidžia vandenį, stalių darbuose durys, langai, pats pagrindas. Žinoma, tos bėdos, kurias aš čia suminėjau, neužgožia mūsų augančio gražaus miesto privalumų.
Kombinate kiekvienais metais spartuolių gretos vis daugėja. Ypač labai gerai dirba jaunos verpėjos. Tai Onutė Bučinskaitė, Romalda Janušonytė, Stasė Minkevičiūtė. Pirmiausia, tai reikia gerai savo darbą mylėti, kad tas darbas būtų prie širdies. Labai daug padeda socialistinis lenktyniavimas. Šakinė norma 16 karštuvų aptarnauju 28 karštuvus. Pamainos norma įvykdau 115–116%. Daug priklauso ir nuo judrumo, greitos orientacijos, sveikatos. Pavyzdžiui, man neteko dėl sveikatos praleisti nei vieną darbo dieną. Mūsų darbas labai daug priklauso ir nuo pameistrių. Pameistriai čia dirba labai gerai. Tai Mindaugas Saikevičius, Vladas Tenenė. Norėčiau padėkoti pamainos meistrai Verai Pakalnieniai, kuri darbą tvarkingai paskirsto. Kartais reikia padirbėti ir svetimoj zonoj, bet daugiausia dirbu savoj zonoj. Dabar dirbu rugsėjo mėnesio sąskaitą. Pas mus kombinate yra ir tokių darbininkų, kurie jau greit baigs 11 penkmetį. Tai mano darbo draugės, karšimo mašinų operatorės Jadvyga Žukienė, Birutė Veraitinė, Birutė Mironova, Teresė Balvočienė, Bronė Dzinskienė, Marytė Moilerienė, pratempėjos, Albina Tarasevičiūtė, Onutė Veregytė, Benedikta Želionienė, knatininkės Genė Lėlienė ir daugelis kitų, visų suminėti negaliu. Puikiai prisimenam pokarinius metus, kada keli gydytojai ir kelios medicinos seserys, vadovaujant Lietuvos nusipelnysiam TSR gydytojai šviesos atminties Stasiui Kudirkai, sunkiomis darbo sąlygomis teko teikti medicininę pagalbą. Šiandien mums labai džiugu, kad mes jau turim naują didelę ligoninę, polikliniką naują, naujus kabinetus, aprūpintus aparatūrą medicininę. Dar džiugiau mums yra, kad mes jau turim gausius kadrus. Pas mus dabartiniu metu dirba apie 300 gydytojų, 500 ir daugiau medicinos seserų. Greta veteranų, patyrusių gydytojų dirba gerai ir atsidavusiai jauni gydytojai. Paskutiniu metu didelis dėmesys kreipiamas poliklinikiniam ambulatoriniam darbui. Jei prieškariniam laikotarpį dirbo apylinkės gydytojas vienas teritorinės pediatrinės apylinkės gydytojas, tai šiuo metu mes turime 15 teritorinių terapinių apylinkių ir net 32 teritorinės pediatrinės apylinkės. Tiesa, mes dar atsiliekame stacionarinių lovų rodiklių nuo respublikinio rodiklio, bet artimoje perspektyvoje sekančiais metais numatomas 240 lovų naujo korpuso statyba. Mūsų miesto jubiliejus vyksta vidurinio mokslo egzaminų įkarštyje. Šis derliaus nuėjimo laikotarpis paliko ir man didžiausią įspūdį. Didžiuojuosi tuo, kad per 28 metus Alytaus pirmai viduriniai mokyklai 1728 jaunuoliai gavo atestatus su mano pirmojų parašu iš mano rankų.
ypač reikšmingi Alytaus pirmai viduriniai mokyklai pernykščiai mokslo metai. Atestatus gavo rekordinis 121 abiturientų skaičius. 5 moksleiviai gavo aukso medalius. Tai irgi rekordas. Ir šiais mokslo metais mokykla turi 131 abiturientą, taigi dar daugiau. Iš viso Alytaus miesto 9 vidurinėse mokyklose vidurinio mokslo egzaminus laiko 550 vienuoliktokų. Maždaug tiek moksleivių buržuasiniais laikais buvo visoje Alytaus gimnazijoje. Alytaus vidurinė mokykla išugdė daug įžymių žmonių. Nebejoju, kad ir šių metų Alytaus vidurinių mokyklų laidos susiras savo vietą gyvenime, bus naudingi savo tėvynei, kad nemaža dalis jų grįš į savo gimtąjį miestą ir rajoną. Kiek šiuose namuose perskaityta ir beskaitoma paskaitų, kiek čia visokių renginių, teminių, literatūrinių vakarų, diskotekų, liaudies universitetų užsiėmimų, poilsio vakarų, pokalbių, susitikimų, poezijos dramos spektaklių, koncertų, seminarų, repeticijų. O kiek nuostabių žmonių, kultūros fronto darbuotojų šiuose namuose nešė ir neša meno lobį žmogui. Jaunutis Žilinskas, Janina Kelienė, Juozas Karpavičius, Algimantas Augustauskas, Julius Tuminauskas, Natalija Ražanauskienė, Domas Dabriška, Vytautas Radavičius, Danutė Butirienė. Auga mano Alytus, auga ir jo kultūrinis gyvenimas. Vienų mūsų kultūros namų jau dabar per maža. Pasistatėme sporto rūmus, Medvilnės kombinato kultūros rūmus, mašinų gamyklos klubą, kuriame naujus meno saviveiklos kolektyvus. Alytiškiai garsėja savo tradicinėmis dainų šventėmis, masiniais meniniais renginiais. Ir savo miesto jubiliejų sutinkame gražią, nuotaikingą, masišką, dainos, šokio, sporto, jaunystės šventę.
Alytus, kada švenčia savo 400-asias metinės ir kada pažymėjo savo 60 000 gyventojų gimimą, yra tapęs Respublikoje žinomu miestu. Tuo laiku, kai Mindaugas augs, bus statomi nauji gyvenami namai, nes mieste daug gyventojų dar neturi būtų, o eilė jų laukia būtų sąlygų pagerinimo. Be to ir turima palyginti naują būtų fondą, reikia eksploatuoti geriau. Mieste aktualūs komunalinės statybos klausimai. Mums reikia statyti naujas gatvės ir šaligatves, taip pat remontuoti turimus, statyti ir kai kurios naujus komunalinės statybos objektus. Tačiau tai padaryti mes dar nepilnai sugebame, dėl to šio penkmečio bėgyje bus stiprinama ir kuriama komunalinės tarnybos bazė. Miestų gyventojai pilnai nepatenkina jų prekybinis, buitinis aptarnavimas. Ir čia šioje srityje kai kas bus sprendžiama. Tikimės, kad šio penkmečio pabaigoje bus pradėta statyti stambi universalinė parduotuvė, bus suprojektuotas naujas buities tarnybos pastatas. Medicininis aptarnavimas taip pat reikalauja savo materialinės bazės stiprinimo ir šio penkmečio bėgyje bus pastatytas naujas ligoninės korpusas. Miesto vystyme bus problemų ir ateityje. Projektuotojai skaičiuoja, kad ateinančio amžiaus pradžioje Alytuje gyvens apie 100–105 tūkstančius gyventojų. Per tą laiką Mindaugas ir jo bendraamžiai bus aktyviai besijungia į gamybą, į visuomeninį gyvenimą. Tikime, kad ir tuo metu mieste bus problemų ir tas problemas spręs Mindaugas ir jo bendraamžiai.